On behalf of our common European Parliament, I would like to say thank you, Hachu, to all of you who came here to support this event and for all who struggled to show that freedom in Europe and elsewhere is for everyone, no matter who you love or how you live. Viso Europarlamento vardu labai noriu padėkoti visiems, kurie šiandien čia susirinko, kurie mus rėmė ir kurie organizavo šį renginį ir kurie taip pat stengiasi parodyti, kad laisvė Europoje egzistuoja ir kad ji yra prieinama visiems, nesvarbu kokia yra jų lytinė orientacija ar pažiūros. We're here 4 parliamentarians from the European Parliament, from 4 different political groups, and also parliamentarians from national parliamentarians, from national parliaments. Taigi šiandien čia yra 4 Europos parlamento nariai, kurie atstovauja skirtingas partijas ir taip pat yra nacionalinių parlamento atstovų iš skirtingų šalių. And this solidarity for life without fear in our continent, to be able to live like we want, to not be afraid to come out to our families, in our jobs, to people who might not like us. It's an essential freedom, and as the Minister said yesterday, the Charter of Fundamental Rights is the compass in this common Europe for us. Solidarumas leidžia mums gyventi be baimės. Mes turime teisę gyventi taip, kaip norime, nebijodami kalbėti apie savo orientaciją, apie savo pažiūras. Ir laisvė yra esminis dalykas, kuris yra labai svarbus. Ir vakar ministras taip pat kalbėjo apie pagrindinių teisių chartiją, kuri turi būti užtikrinama visur ir visada. And I'm convinced that in a few years it will be possible for all of us to have convinced everybody that this river is a river of love and not of hatred, and that we will be able to walk freely in the center of this city and have respect from everybody for our lives. Aš esu įsitikinusi, kad po keliarių metų mes įtikinsime visus, kad ši upė yra meilės, o ne neapykantos upė ir kad mes galėsime vaikščioti šio miesto gatvėmis be jokios baimės. Ačiū! 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 Thank you to our brilliant organizers. Labai dėkoju mūsų nuostabiems organizatoriams. Thank you to the Mayor of Vilnius for doing the right thing. Labai dėkoju Vilniaus merui už tai, kad pasielgė teisingai. But really, thank you. Thank you for your inspiration. Thank you for your determination. And thank you for your courage. Today is a beacon of hope, and we must build upon it and remember and achieve equality. Ačiū, ačiū, ačiū. Labai dėkoju Jums už Jūsų įkvėpimą, už Jūsų ryžtą ir drąsą. Šiandien tai yra mažas žingsnis pirmin ir mes turime ir toliau stengtis ir užtikrinti lygybę. And now Sophie in 't Veld from the European Parliament. Dabar kalbės Sofija iš Europos parlamento. Thank you, Michael, and a great thank you to everyone who made this possible. I'm very proud of Vilnius, proud of Lithuania, and very proud to be a European, because this is what Europe is all about. Freedom for everybody. Thank you. Labai dėkoju Vilniui, visai Lietuvai, nes aš pati didžiuojuosi būdama europietė dėl to, kad Europa yra ta vieta, kur visiems yra garantuojama laisvė.